tai dėlioja saulės spinduliai, ne taip norisi būti kur atvirame lauke, tada susikūrė visi sporto sales, pradedame tobulėti žinias savo gilinti, tai labai smagu, kad pusėja gretos, labai smagu, kad turime kylančią ir augančią europinės socialinėse tinkluose. Tai norėčiau šiandieną pristatyti mūsų diskusijos temą. Tai bus hormonų įtaka fiziniai veiklai. Tai labai bus aktuali tema, dėl to, kad hormonai dažnai vadinami nematomais dirigentais, kurie reguliuoja mūsų energiją, energijos kiekį, nuotaiką, atsigavimą, raumenų augimą, reprodukcinę sistemą ir visus kitus dalykus susijusius su mūsų gera savijauta ir tolimesne ateitimi. Vieni jų mums padeda pasiekti aukštų rezultatų, o kiti gali tapti iššūkiu, jei nesuprantame jų poveikio. Tai šitas su mūsų visais svečiais, specialistais, įvairių sričių atstovais, tokiais kaip treneriai, gydytojai, dietistai, sveikatingumo specialistai, kūno gerovės mokytojai, stengsimės šiek tiek panagrinėti plačiau šitą temą, kiekvienas maždaug savo duomenį, savo paskirties, papasakos apie darbą su pacientais, klientais ir įvairius nutikimus savo sportinėje arba vykdomos veiklos karjeroje. Tai šiandien noriu pristatyti mūsų pašnekovus, kurie, manau, gausiai pasidalins savo patirtimi. Tai gerai pažįstamas Gediminas Adomaitis, turizmo akademijos lektorius, žaidimų sporto šakų sportininkų rengimo trenerių, fizinio rengimo srityje dirba nuo 96 metų. Galima žodį Gediminui. Visą laiką prisimenu ir būnį žodžiamus, kartu dalinėsis savo pačiųjų pagalbos. Taipogi gerai pažįstamas visiems Romanas Bladevičius, yra asmeninis treneris, tinkamo kultūros, turizmo, fitneso komandos įkūrėjas, dažnai visų žinomas dėl žinių pagalbos, kas yra susijęs su žmogaus sveikatos sporto ir treniravimu. Turime gydytoją, kultūristą, trenerį, sporto organizatorių, 4 kartus Lietuvos čempioną vyrų kultūrizmo, Europos vicečempioną. 2022 metais įrašyta į kultūrizmo akademijos žinias galeriją asmenį Džerai Krūstamą Gergavą Eugenijų Gorelį. Turime ir viešinę, dietistinę, vyrų autorę, Lietuvos dietistinės asociacijos valdybos narę. Tai yra Vaida Gėrius. Veiklos svečiuose turime nusprūdę sveikatos specialistas, žinutėlinį sveikatos technologą, ekspertų, holistinio ugdymo instituto, lektorių kultūrizmo akademijos kūno lavinimo modelio sujungtytojo vadovą. Tai yra taip pat sporto škola. Taip, pirmas klausimas. Žiūrės, bendras visiems, įsivažiavimo. Hormonai dažnai vadinami nematomą praeitimi tarp fizinio kūno, mitybos, psichologinės būsenos ir sveikatos. Kaip kiekvienas iš jūsų atsižvelgiant į savo patirtį ir sritį suprantame hormonų įtaką fiziniai veiklai. Ar jie labiau matome kaip galimybę, ar kaip iššūkis? Ar mes galime suvaldyti, ar mes esame veiklai? Šitoje vietoje pasakyčiau taip, kad skirtingam amžiaus laikotarpiui skirtingi iššūkiai. Kai yra branda, hormonų lygis smarkiai keičiasi, tai tada yra vieni iššūkiai, o po, sakysim, taip, būna tam tikra stabilizacija, yra antra pozicija ir trečia, kai prasideda keitimas. Tai kiekvienam laikotarpiui turi būti savi scenarijai. Jeigu mes kalbam apie naudingą disbalansą. Kodėl aš sakau naudingą disbalansą? Žinau, jeigu mes norim padaryti kažkokius pasisiekimus, kad mūsų kūnas pasikeitų, mes turim žinoti, kad turi būti laikinas disbalansas, kuris padeda mums geriau pagaminti. Ir čia prasideda tas žaidimas, į kurį šiuolaikinis pasaulis pakliuvo, kai mes turim, sakysim, patirtį iš mokslo medicinos, fiziologijos ir propagandos. Propaganda tai tubai, tiktokai, kaip toliau, kur yra
šiukšliadėžę. Ir va tas žmogus, jeigu jisai tam tikrų momentų negavo tam tikros vertingos informacijos, kad jisai galėtų kritiškai įvertinti, ar jam galės kažkas padėti situaciją, kokio jisai yra ir ko jisai nori. Tai jeigu to nebus, bus problema. Jeigu toks žmogus šalia vienas ar kitas mentorius atsiras, problemos nebus. Tai toks mano požiūris į hormonus. Ir sakau, leistis. Taip, Gediminai, kadangi žinome, kad esi neviečiai, tai asmeninis, bent ir su humaniniais alternatyviais zaudėti hormonų, kaip seniau. Ir kaip tu manai, kaip hormonų veikla skiriasi, kad žaidži, bėgiausiai Dabar aš anksčiau, kai pradėjau, sakykime, tą trenerio karjerą, aš pradėjau gilintis į tuos dalykus, ten testosteronas, augimo hormonas, ir kodėl viskas kalbėti. Tai aš buvau tokį nusistatęs, kad aš kaip ir žinau apie tai labai daug, dabar kai praėjo 20 metų, aš galvoju, kad tas yra labai kompleksinis dalykas ir aš žinau vis mažiau apie tai. Bet mes, pirmas dalykas, jeigu kalbam apie sportininkus, tai mes turim moterį ir vyrą, ir čia jau mes turime skirtumų hormoninį sistemų, labai didelis. O kaip minėjo, tarkim, kad tai yra kažkoks disbalansas, tai iš esmės mes ieškodami sportinio rezultato turime tam tikrą tendenciją arba kryptį. Ir tarkim, tos tendencijos, tas pats, kad jėgos treniruotės jos skatina, tarkim, augimo hormonų ir testosterono didesnį išsiskyrimą organizme vien tai, kad žmogus pradeda apskritai sportuoti, padidėja kažkiek raumeninė masė. Tai raumeninės masės padidėjimas, aišku, yra susijęs su hormonų veikla garantuotai, nes tai yra matomi išoriniai pasikeitimai, kurie be vidinių pasikeitimų yra neįmanomi. Sakykime, skirtumo, tai kažkada buvo daromi testavimai įvairūs, tarkim, kraujo tyrimai ir panašiai, nes dabar duomenų nebepamenu, tiesiog pasirašiau, taip ir atsinešti palyginimą, kaip yra su kultūristais, tarkim, jų duomenys ir jeigu būtų to pačiame užklausę, aš būčiau pasiėmęs tą informaciją, kad duoti palyginimą, kaip žaidybinės sporto šakų atstovų kraujyje, tam tikrų medžiagų ir kultūristų skiriasi ar panašu. Tai tas klausimas, negalėčiau atsakyti iš čia. Koks skirtumas? Tai tarkim, pavyzdžiui, su atvarkus. Jie daugiau naudojame visi šitie preventinės medžiagos ir Tarkim, makroelementų vien, sakykime, kultūristai automatiškai jie tą baltyminio maisto kiekį didina, didesnis baltyminis maisto kiekis automatiškai daro poveikį hormoninei sistemai. Dabar žaidybinių sporto šakų atstovai baltymų, tarkim, baltyminio maisto bendrai per dieną suvalgo garantuotą mažiau, dėl to, kad raumeninės masės, tarkim, pavyzdys būtų su krepšininkais ir kultūristais, tai mes šiandien turim skirtumą, nes skirtingos idėjos ir skirtingi tikslai, bet, sakykime, fizinio rengimo prasme vis tiek reikia tos jėgos, reikia krepšininkam, bet kultūristai tai yra išreikšta raumeninė masė didžiulė, tai jie labai visai kitas tendencijos. Taip, dar papildomas klausimas apie tendencijas ir panašiai. Ar pastebite, kad hormonų tema šiuo metu yra pakankamai ženkluota ir trenerių renginimo Lietuvoje? Dar trūksta žinių, faktų, rekomendacijų, kad daug žmonių šneka, daug įvairių seminarų, daug įvairių podcastų ir jau žiūriu, kad sportininkai daugiau švietimo plačiai šnekėti, kas buvo tabu ir kaip mano nuomonė, čia yra labai daug informacijos. Sakykime, mano patirtis tokia, šiandien dieną aš dirbu sporto klube GSLP, Lietuvos sporto klubas Antakalnyje. Ir mes ten turime tokią šiek tiek pakraipos susijusias su mokslu, kad sporto klubos savininkas ir mokslininkas ir praeitą, sakykime, praeitą dieną, dienas buvau tokiam
moksliniam seminare pristatymė, kuris kalbėjo apie mokslą, koks poveikis ir organizmui ir panašiai, tai žinokit, kai pradėjo, sakykime, iš mokslinės pusės išplėtė šitą temą, mes suprantam, kad labai daug sudedamųjų dalykų, kas organizme vyksta, iš tikrųjų, taip vienareikšmiškai nusakyti dabar, atsakyti tą klausimą, kad jeigu dabar treneris šviečia, jie žinotų apie hormoninę sistemą, aš manau, kad tai yra labai gerai, bet klausimas yra, kiek tie treneriai, ką jie daro su tą informaciją. Jie, sakykime, stengiasi tą disbalansą, čia kalbėjom, sukurti didesnį, bet didesnį rezultatą, tik stengiasi žmonėms padėti ir kažkokį neteisingą disbalansą išlygti. Žmogus, pavyzdžiui, negali numesti svorio, kažkiek dėl to, kad jo kortizolio problemos tiesiog nepavyksta, nes maža raumenų masė ir daug niuansų. Mario, there's double versus Deadpool, čempionų. Esminis klausimas, kiek svarbu suprasti hormonų balansą, nenusitraukti ir kūrėjimą nusirinkime. Pirmas sekėjai, kad diskusijos temą išvykdau, pirmas klausimas galvoje buvo, apie ką skubėsim, vėlgi sakykladai galvoti apie hormonus, tai peptidiniai hormonai, lydiniai hormonai, sakykime, kortikosteroidai ir taip toliau, čia skaičiaukės, mes galime labai, čia yra tema, kurį mes galėtume turbūt savaitę. Bet jeigu linkstant link sporto, lygiai tas pats, aš galėčiau išskirti kiekvieną detalį, mes pradėkim, tarkim, hormonai, kurie viskas renginys ir neuromoduliatorius. Jie veikia smegenų dvasią, tai yra energija, tai yra nuotaika, tai yra pokyčiai, nuotaikos svyravimai, visa kita. Yra signalai, tau gamint, negamint vienas ir vienas. Spindlių metabolizmas teisingai. Tada kasetodė, insulinas, kas yra švis vaisiais. Laidatrėno mūšis sportai, apetitinius hormonus kalbai. Tai aš bandyčiau kažkaip suspausti dalyką į tai, kad yra labai gerai Dėjinas pasakė, kuo mes daugiau sužinom, daugiau nežinom. Kuo aš daugiau sužinom, daugiau svarbiausių. Tai yra neįsivaizduoti, bet nežinoma, kad šis restoraną, kaip kalbama, ar ten stadionai, ar ten augimo hormoną, ar augimo faktorių, bet surinant iš jau iš kalbėti, tai iš hipertrofinės pusės. Tai aš bandysiu sudėti pagal šitą gal temą, kiek tai yra svarbu. Aš sakyčiau, kad pačybiniam sportui, mano ruošiant sportininkus, tai yra turbūt faktoriai, kuriuos žiūrime įsitumo pokyčių. Tai yra vienas dalykas yra kūno pokyčiai. Kitas dalykas yra tai, kad dedasi galvoje žmogų. Jeigu man reikia kalbėti apie savo asmeninės patirties, tiek pačiam asmeniškai savęs, tiek iš mano klientų ir panašiai, tai tikrai yra begalė atvejų, kai tu žmogui duodi visiškai tą patį, kalbant apie sportus, miegus, papildus, apie maistą, apie klubus ir sakyti, ir tas žmogus vienais metais yra vienoks, kitais metais yra visiškai kitoks. Ir tai yra todėl, kad mes ten turime aukštą testosteroną, tai gali nieko nereiškia, kad žmogų rezultatas visiškai, kalbant tiek apie stiprintus, tiek apie hipertrofijas ir taip toliau. Kodėl? Todėl mes pas žmogų galvoje ir visiškai pertengiu. Jeigu kartais žmogus, tarkim, dopaminėriai sistemai savo motyvacinė yra visiškai žmogumi, tai vien kalbėti ne tik apie sportus rezultatus, bet ir apie gyvenimą, ir potraukius, ir toliau žmogus gali irgi visiškai žmogumi. Dėl mano patirtį, kalbant apie žmogų, kurį aš ruošiau, aš matau, kad mes darom tą pačią, bet jisai nieko nepasiekia. Mes darom jam tyrimus, ir jo tyrimai visiškai kitokie negu buvo anksčiau, kalbant apie testosteroną, kiek kortizolio, kiek estradioną, kiek ir taip toliau. Tas žmogus, nes prisigalvoja, bet jisai neįsignega, jisai stresuoja, jisai neatsistato, ir bendras uždegimas pasibaisiai didelis, kortizolis įsidaromas pavojimai. Apie ką mes galim kalbėti? Pokyčius kažkokius jo sporte, o jisai siekia, jeigu kūnas yra visai kitur, smegenys ir dar aš galvoju.
Tai kalbant apie profesionalų sportą, tai aišku, kad mes į tai žiūrim labai, tai yra žiauris, mūsų pokytis, bet kuo toliau, to aš daugiau žmogui ateinamas, nes visi klausimai pasidalymai yra, kas tas tada atsigalvoja. Man čia labai pasakyti, kad net to gyvenimas lygiai deginant labai kažkokiu galim kiek tu neįgėliu. Nes šitas fonas, kurį mes nežiūrim, jisai labai įtakoja tą, ką mes labai sureikšminam šiandien, tai yra, o, ten pažiūrim tavo, jisai ten vis nieko nereiškia, mums yra 31 normaliai stipriai, jisai realiai, jisai jaučia nuovargį, nieko nepadaro, nueina namo atsigula ir nesugeba atsikelti, tai iš lovos, čia labai skirtingų dalykų. Bet kalbant apie profesionalų sportą ir paprastus žmonės, aš kuo toliau, tuo labiau suprantu paprastą dalyką, kad jeigu mes nesukursim balansą tarp jo galvos ir tarp jo kūno, tai mes galim siekti čia tiesiog nusimesti svorį, arba mes galim siekti pasaulio čempiono titulo populizme, mes nepasieksim. Ir daug žmonių ateina, nesupranta to ir išeina. Jis nepasiekia rezultatų, nes jis negalvoja, kad tas vadinamas atletas. Tai iš vienos pusės tai yra svarbus rodikliai, kuriais tinkamai naudojantis tu gali pergalę pasiekti, kalnus nuversti. Iš kitos pusės tu gali vien žvelgdamas į tuos rodiklius ir matydamas juos gerus realiai nieko nepasiekti. Tai yra labai kompleksinis dalykas ir tai viskas išvesti prie mūsų balansą ir autonominė nervų sistemos. Galėčiau ilgai laikyti. Ir plius jisai, tas žmogus, tas sportininkas, jisai galų galėtų jam nepadarysi, jisai turi padaryti. Jisai turi tą balansą, tu nebezultatą. Čia yra labai gilu. Tu jam galėsim papasakoti, kaip ir krypti, bet realiai jis pats turės vis tiek. Aš kada labai seniai žiūrėjau vieną įdomų tyrimą, tai tarkim, kaip žmogui išsiskiria dopaminas ir kada jisai gali panaudoti savo, tarkim, aš žiūrėjau ir sporto prizmą. Tai vien tik tai, kad žmogus jau pradeda kelti savo mintį, kad aš darysiu lengviau ir galvojamis ir argumentų vaikavimas vietų, kad noriu kalbėti vietinį apie hormonus. Labai kompleksinis dalykas. Taip, tai iš esmės ties, tarkim, ar yra kažkokių konkrečių treniruočių metodikų, kurias taikyti žmonėms, ir galbūt šiek tiek kuriuos galime nes taip, dalykų, nuotaiką, kad aš nesakyčiau savo landiaką. Aš nesakyčiau, kad tai yra specifinė. Aš sakyčiau, tai yra bendros gairės, kurios gyvenime yra užimtos kaip yra parazėtinių, kurie pasivaikščioti, nerimavimą, vairavimus. Tai aišku, kad čia tas problemas, bet yra sportinės pusės. Apie tai, kad ką ryte pasikėlaus neveikinti. Tai pačio šalto užterapiją, tai patys mėlynas šviesas, tai ir panašiai. Treniruočių metu labai individualu, žiūrėjau, tai ką žmogus jaučia. Ir kartais tai mano darbas yra, kaip ten rauš sportininkus ruošimam, bet didelę laiko dalį ir žaigutėm, kad vaikinis plėsėti savo tikslų. Tai, turi pažiūrėti žmogų. Vienam žmogui labai skirtingai, vienam žmogui tu surandi būdą, kad jis gali padaryti maksimumą ir džiaugtis to. Tai yra surasdamas ir kabeliuoti pasimotyvuoji. Ne kitam žmogui tiesiog tą dieną duoti dalykį visiškai dėlaudą. Tai yra, daryti tai, šiandien geri nori, ne? Ir tada randi, kad man daug kažkokių pusiausvyrą, jis ir dalykas, kad kitą dieną ateina. Šiaip tie laikakai yra labai paprasti ir apjungėjai, tai yra ten miegas, kvėpavimo pratimai, ten pasivaikščiojimai. Pokytis visiškai sporto, tai yra sportuojus laisaliai, keisti šiaip įdomus, specialias konkrečiumą treniruomus, lygio palankas. Tai yra viskas tas čia. O salėje visiškai individualus žmonių. Nes vienas yra karys, kuris savo žemą labai išnetis, kitas kodėl labai individualu. Bet viskas vėlgi, aš kuo toliau, tuo daugiau pusinai yra per, viskas įkant per žmogaus psichologinę prizmę, per motivaciją. Tai, kaip tu sustimuliuoji čia, viskas viskas. Taip, patys visiems pokyčių dažniausiai rekomenduojate savo vietoms, kokios rekomenduoja, o nes tai pasakyti, kad nereikia naujus nebus išvykstų. Čia labai daug dalykų įvardama, kad žmogus yra visuma ir iš tikrųjų pradedi žiūrėti dalykų, kas padarytų greičiausią rezultatą su mažiausiam pastangom.
Nes vienas dalykas, tai ką dabar čia ir išreikėjo dėl žiniasklaidos, mitų ir visa kita, yra labai daug kraštutinumų. Ir žmonėm yra susidaręs įspūdis, kad kuo tu daugiau stengsiesi sportą, tai tikiu galioja, bet mitybai nelabai, kuo tu daugiau įdėsi pastangų, kuo labiau kraštutinės bus priemonės, tuo bus geresnis rezultatas. Tai trunka laikotarpį. Aš tik noriu akcentuoti, kad aš dirbu daugiausiai, kaip sakė, su paprastai žmonėm, nesusiekiančiai sportinių rezultatų, bet dalis jų, tikrai tų rezultatų turi visai gerų. Tai ten aš gal išvardinsiu kelis dalykus. Tai vienas dalykas, išreikėjom terapijos hormonus, testosteroną, estrogenus, tai variantas užsimiegojimas arba neišsimiegojimas, 15-20% jau gali keisti šitų hormonų kiekis. Somatotropinas, vėl augimo hormonas, einant miegoti vėlai, vėl iš karto gilaus miego gali būti po 8 valandas, vėl gilaus miego prarandam. Dėl papildų, ką aš esu pastebėjus, tai žmonės geria tikrai didžiulis kiekis papildų, tačiau labai dažnai nesusitvarko bazės. Tai reiškia, geria įvairiausias kompleksas visko, bet nėra vitamino D. Moterim labai dažnai trūksta geležies. Trūksta geležies kaip deguonies pernešimas. Ir tokios grandinėlės jie stato prabangų būstą ant 3 pagalių. Ir tada stebisi, kodėl nėra rezultatų. Tai va šitas dalykas. Kitas dalykas, aš su kuo daugiausia dirbu su emocinė gerovė mityboje, todėl, kad kai aš pradėjau darbą prieš 16 metų, tikrai mačiau, kad labai daug žmonių labai gražiai susitvarko, bet labai gražiai grįžta ten, kur buvo prieš tai. Ir tada pradėjau gilinti savo, kuo skiriasi tie, kurie eina po 10 metų ir sako, labas, aš tokia pat, kaip buvau, ir žinoma, kaip tokia istorija buvo. Tokia pat, kaip buvau, turiu minty po pokyčio, tiek pat išlaikė svorį 10 metų, tokių klientų turiu daugybę, nuo tų, kurie atkrito. Tai vienas dalykas, tas atkritimas yra, jeigu turi nutukimą natūrali proceso dalis, vis vėl hormonų visi kita. Bet kitas dalykas yra labai daug niuansų. Tarkim, jeigu mes užspaudžiam kraštutinai, atsiranda kančia ir tą turi tikrai profesionalūs sportininkai, gal jūsų čia idėja, tai jie atskirai galėsim pašnekėti, bet atsiduria kančioje ir tu joje gali išbūti, sportininkai išbūna ar ne, gal nulipa nuo scenos. Ir paskui dažnai yra tas, kad arba ne. Arba ir pastos. Taip, čia labai niuansai, bet kartais tą patį daro ir sakot, paprasti žmonės, sportuojantis, jie stengiasi kuo daugiau įtakos. Ir vėl visi hormonai išlieka pagalniu. Tiesiog. Vėl nuo tos didžiulės įtampos ir streso, kurią patiriu. Jeigu žmogus turi galvoti visą laiką, ką aš turiu valgyti, kada turiu valgyti, ir jam atsiranda įtampa, tai pirmas dalykas rasti būdus, kaip galbūt vykti tą patį be įtampos. Tai kitą kartą reikia laiko, kitą kartą sudėliojimo, kitą kartą nuraminimu. Kitas dalykas, tas trumpą laikotarpį mažai turi įtakos, bet ilgo laikotarpį, ilgo aš turiu menį pusmetis ir labai dalinti. Yra labai maža sportuojančių, dabar keičiasi labai stipriai situacija per paskutinius 5 metus maisto įvairovė. Trumpą laikotarpį, materialas, makro elementų susižiūrė, jie rezultatą pasiekė, bet viso kito spektro negauna ir tas tikrai turi įtakos ir emociniai, ir fiziniai sveikatai. Taip, vieną dieną pasižiūrėjus atrodo nuostabu, bet jeigu pasižiūrėjus savaitę, 2 savaitės, visiškai yra tada, kad vėl papildai visą kitą, emocinę būklę keičiasi, mikrobiota keičiasi, o nuo mikrobiotos, kas daug domisi, žino, kad dabar atrodo priklauso viskas ir vis pats taip, medžiagų pasisavinimas, hormonai, nuotaika, riebalų kaupimas ir panašiai. Tai čia vienas dalykas yra ir kitas dalykas, jeigu pamini šiek tiek insuliną ir gliukozės svyravimus, tai su sportuojančiais vyrukais ir būtent su vyrukais vienas dažniausiai būna, kad turi labai gražų raumenyną išorėje, o ant vidaus organų, riebalų ir daug, nes susidaro įspūdis, kad jeigu aš tą išsportuoju tas kalorijas,
tai viskas yra gerai, dėja vyrai ir moteris turinčios pradžioj pieštuko, vėliau obuolio tipo figūrą, turi didesnį tai polinkį stipriai ir būtent tada pirmiausia riebalinis sluoksnis dedasi, kaip būtų įdomu, ant gerklės narvimas atsiranda, o kitas ant vidaus organų. Čia išsiplėčiau. Labai gerai. Sakykit, gal aš kitos pusės biškai pradėsiu, kad Gerai. žinot, čia mes šnekam ir čia būsite dar visai sutinku, kad žinot, kiek yra hormonų. Hormonų yra apie 60, jeigu įskaitant endorfiną. Dabar apie kokią hormoną mes šnekam, apie ką mes šnekam, nes mes šnekam apie viską, apie niką. Taip. Ar mes šnekam egzogeninius hormonus, tai yra, kurį mes leidžiam, ar mes šnekam apie endogeninius, kurį gaminam savo kūnį. Čia reikia kažkaip susiaurinti reikalą. Ar mes šnekam apie katabolinius hormonus, kurie reiškia, ar mes šnekam apie anabolinius hormonus, poveikis toks yra. Ar mes šnekam dabar dalinasi kaip? Dalinasi pagal struktūrą, pagal, reiškia, baltyminį, rūgštinį, reiškia, riebalinį pagrindas. Taip, dalinasi klasifikuojami. Pagal iš kur ta toksinis, reiškia, čia yra skirtingi, reiškia, jo, čia visų. Tai vat matot, kamerėgos. Aš nežinau, dabar, kad vis dėlto turėtų tą kalbą, tą diskusiją, nors kokią nors naudą, reikia kokią nors strategiją kalbos turėti. Tai vat apie ką mes šnekam, ką jūs norite išgirsti klausimus. Yra kas nors norinti, pavyzdžiui, mūsų darbui yra sportininkai, konkrečiai bodybuilderui, reiškia, nereikalingi tokie, pirmas matyti yra samoterapijos, taip, pagrindinis dalykas, taip, testosteronas, ir moteriškos estrogenas. Insulinas, tai čia, matot, dar biškai turiu pasakyti, kad hormonai čia yra tokie specialistai, vadinami endokrinologai. Jie studijuoja hormonus apie 10 metų, matot. Ir, žinot, galima šnekėti apie tą temą, nežinau, kiek žmonės šneka, čia yra mokslinis, sakysim, tokia sritis. Tai gal reikia apsiriboti kokią nors konkrečiai hormonai, koks jisai turi poveikį, arba kaip, sakysim, taip, yra tie variantai, kurie galima stimuliuoti endogeninius hormonus, tai yra savo hormonus, ir galima tiesiog paimti ir suleisti egzogeninius hormonus, tai yra papilti. Dabar, Miškėjo Puslikovas sakė, kad mes stengiamės padaryti naudingą disbalansą. Matot, paskutinis požiūris į disbalansą hormonus labai atsargus, kadangi nors, o dabar netgi vakar skaičiau, kad jeigu netgi to pačio samototropinų biškį padidinti lygį, iš karto auga piktybinių dalykų augimas. Nes matot, prieš tai reikia būtinai pasitikrinti, ar yra kokia nors tendencija, ar yra genetika mūsų. Tai vaikas nors ten nuo to mirė, buvo, reiškia, namnesi. Tai, žodžiu, vis tiek, jeigu jau yra koks nors procesas, tai nedaug liūdėlių, gal pradžioje, gal tai yra gerybinis auglys, negalima konvertuoti. Tai netgi žinot kiek, bet aš žinau, kad, pasistų, kuris 16 vienetų, čia nedozė yra, taip, 16 vienetų. A tas ponas, kuris arba priklausė paskaitą, tai reiškia vienas vienetas, reiškia, kas antrą dieną, matau, čia labai mažai. Ir čia yra daug samototropinų. Bet koks hormonas turi savo neigiamą poveikį. Ir dabar žmonės stovi tokioj, reiškia, pozicijoje, kad nedaug dievė turi kokį nors disbalansų. Aišku, yra įgimtas disbalansas. Pavyzdžiui, jeigu yra skydliaukės neužtenka hormonų, mes turim, tada yra diagnozė, kuri papildo tą disbalansą ir tada žmogus vystosi normaliai. Yra ir samototropino disbalansas, taip pat yra ir, reiškia, įgimtas, yra galbūt, reiškia, įgimtas tas disbalansas. Bet, sakysim taip, kad geriau į tą sritį, savo, kaip sakant, kurvinam rankom nelįst. O čia yra mano patarimas, jeigu skaito patarimą. Ir pirmas dalykas, visada turi egzistuoti specialistas. Visada turi egzistuoti specialistas. Ne toks specialistas, šiek tiek paimk šitą ir daug tai va šitą.
Nes, pažiūrėkit, reikia būtinas dalykas, kad vis dėlto turi kvalifikuotai būti aptartas tas reikalas. Pavyzdžiui, nu ką, aš galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, stimuliuoti egzogeninius hormonus, tai yra savo hormonus iškvietimą, čia yra gana neblogas dalykas ir vat šitas dalykas iš šitos pusės vis dėlto aš galiu rekomenduoti ir turbūt niekas su manim nieko prieštarauja. Taip, visi sutinka. Pavyzdžiui, Geriausias kreatino vartojimas tai 2 kg žalios. kreatinas nucelik, gerai. Nu, endogeninis yra būdas, pavyzdžiui, yra, nu, kad stimuliuot somatropina, aš vieną kartą kažkada irgi ten turėjau tokią didelį, kuri, reiškia, labai yra dalykas jau atitirtas, čia yra mityba tam tikra, reiškia, kognityvinė endokrininės masės treniruotės, reiškia, daugiau anaerobinės, reiškia, hipoksija, skausmas ir miegas. Vot yra iš 5 tokių dalykų, kurį prašau. Čia galėtų dalykų, čia viskur aprašyta, čia nėra paslaptis, ką kiekvienas galėtų reikalą naudoti. Nu, kad, pavyzdžiui, dabar buvo klausimas čia apie hormonas, reiškia, hormonų kiekis ir amžių. Nu, aišku, aplamai skaitosi, kad somatropinis hormonas, tai yra growth hormonas, reiškia, kuo jo daugiau, to žmogus jaunesnis. Žinau tokį dalyką, ne? Ar nežinau? Žinau. Nu, tai yra. Ir reiškia, jisai jo galima mes tada pat, reiškia, nu, jisai tikrinasi pagal IFR, insulino faktorius augimo, vienas, jo. Tai vot, reiškia, ir šitas, tai vot, iš šitos pusės, nu, žmonės, kurie užsiminė anti-aging, tai yra, noriu pasakyti dar savo patirtis, kad, žiūrėkit, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs užsiminėjat sporto, tai geriau padaryti 2 treniruotės, negu 1, teisingai, ar kodėl? Kadangi bus 2 yra, nu, 2 treniruotės ir bus 2 pikai somatropinų, kadangi kiekvienas darbas fizinis, jisai duoda somatropinų iškvietimą. Čia toks paprastas, reiškia, elementas treniruočių, iš karto duos kažkokį efektą. Pavyzdžiui, aš asmeniškai visada taip ir darau. Aš namuose darau ten 40 treniruočių, 3 minučių treniruotę iš 100, paskui dar einu dieną, jeigu netinko, tai į salę dar einu 40-50 minučių. Jo, nu čia va. Kas sako? Nu taip, aš darau 2 pikus, jo, reiškia, paskui, dėl miego, aišku, kad savo tarpinas čia yra miego, nu, čia yra pirmo fazė. Pirmo fazė yra tokie žmonės, kurie, reiškia, oficialiai stodavo žadėtuvo, kad atsikelt ir pavažiuoju dar vėl užmygti, kad būtų 2 fazės tos, reiškia, nu, bet nežinau, čia matys niekas nedarys. Paskui dabar dėl hipoksijos. Dėl hipoksijos dabar gana įdomus dalykas. Yra dabar tokia tendencija, vadinasi, intervalinės hipoksinės treniruotės. Girdėjai? Negirdėjai. Yra aparatas. Jau aparatas, bet tas aparatas aš jau žiūrėjau, čia pas mus aš nežinau. Ir kuris duoda sumažintą koncentraciją kalbos. Jo, kaip kalbos. Ir duoda jo, reiškia, tam 5 minutės laikotarpis. Nu, žodžiu, čia yra atskira kalba, bet čia aparatų nėra. Yra dar kita metodika, reiškia, hiperkalbinės. Kas yra hiperkalbinės? Čia yra padidinta CO2 koncentracija kraujyje. Na, čia irgi duoda savo efektą ir dar kito teigiamas efektas darbus. Nu, va tiek maždaug aš galiu per tas 5 minutės pasakyti, bet jeigu, aišku, galiu sakyti per 2 dienas. Ačiū, labai. Čia tikrai reikia, klausykime, jeigu taip tokia sena reikia siauresnį tą, nu, ne temą, kaip pasakyti, to temo dalyt, gal, kad būtų siauresnė ir kad galima būtų įsigilinti ir svarbu, kad jūsų išeitum su kokia nors žinia, kad ką jūs galite pavartoti, realiai. Tai siaurinti reikalą, gerai.
Tai gal klausimų turėsit. Trumpai. Klausimų, prašau. Jūs, Marius, ir jūs nuoširdžiai daug kas užsiminėjo apie miego vadinkimą patologiją. Ir jeigu dar labiau susiaurinti, kaip miegas šilpoja pagal tos hormonus, kurie galbūt prostatiniam kažkokiam tai buvo yra svarbus. Tai yra kaip hormonai turi įtaką miegui, ne? Ar atvirkščiai? Kaip miegas. Tai vat kaip aš sakiau, pirmas dalykas, kad pirma fazė miego yra stimuliuoja samanatropino išmetimą. Pirma fazė, reiškia, yra toks gilus, paskui jau dar kažkoks, reiškia. Tai kaip čia suprast, kada jūs sapnuojate ką nors. O čia yra tas, kaip sakoma, rodiklis, kad kuris sako, o čia samanatropino išmetimas. Nu, čia ne mano nuomonė, čia tikrai taip skaičiau literatūrai. Žinom. Kaip daugiau, aišku, kad reikia eiti kuo anksčiau miego, jeigu, sakysim, geriausiai, kad yra kokią 90 valandą, nesakė, dienos metu. Aš tai praktikuoju. Kadangi aš gydytojas, žinot, aš dirbu kartais naktimis, tai man reikia ir dieną padirbauti. Bet šiaip pažinai yra pagrindiniai dalykai. Vienas tai yra tam, kad tu susitvarkytum kortizolės. Kitas dalykas, tu sudėliotum galvoj. Trečias dalykas, tam, kad tu sudėliotum kūdį. Principo kokybiškas miegas yra tam, kad tu atsikeltum pailsėjusi, o kortizolis kritė žemai, atsikėlė į spaikas ir toliau turi savo kūnas cirkadinį ritmą. Antras tam, kad tu susidėliotum savo kūną, tai yra, kai jis atsistatytų, tavo turi būti pakankamai sleep. O čia jau stebėjimai. Tam, kad tu susidėliotum galvą, ten susidėliotų viskas į lentinės, novasimpatinė, parasimpatinė, centrinė, autonominė. Tu turi turėti remsleep, reiškia tenkinį, kutės dėliojasi į lentinį. Tai tada pagal cirkadinį ritmą tu turi atsigulti laiku. Ir jeigu šitie dalykai pas tave yra tvarkoj, tai tu atsiguli laiku, kaip tu sakai, 9-10 valandą, tu turi ten insulinį augimo hormoną piką, tada tu turi miego fazes, kas 90 minučių, tu turi REM sleepą, turi deep sleepą, pas tave viskas sudėlioja, tu išmiegi tam tikrą laiko tarpą, tavo kūnas atsikelia ir jisai gali daryti užduotis, kurių tu nori. Čia yra tvarka, pertvarkė tada, kada bėgi 5 valandas, 6, kada tavo kūnas surinka, neturi gilaus miego, pakankamai arba REM sleepą pakankamai. Tu atsikeli ir kiekvieną dieną iš praeitos dienos atsineši naštą. Arba kūnui, kuris nesusitvarkė savo procesų, uždegiminių dalykų, ten pieno rūgšties ir taip toliau. Arba galvą, tavo centrinė sistema, simpatinė sistema. Pas nes randa disbalansą. Ir tu kiekvienas dedi, krauni tą kūgį, jisai didėja, pasiekia tam tikrą lygį, kada tu ateini į salę sportuoti, tavo kūnas nebeklauso. Dėl jis nebeklauso, nes jis turi kitų darbų, jam reikia išgyventi. Susitvarkyti čia, susitvarkyti čia. Tai va tas tavo miegas, jisai čia yra pagrindas. Pirmas vaistas, noris miegas. Aš čia dar truputėlį papildėčiau, nes labai daug kas reguliuoja angliavandenius ir labai daug skaičiuoja. Tai pavyzdžiui, jeigu neišsimiegam, jeigu kažkas sensorius nešioja, planuoja nešioti, galėsit pasižiūrėti. Suvalgot tokį patį kiekį angliavandenių, tokią pat kompoziciją, taip pat gaminta. Jeigu jūs būsit neišsimiegoję, šuolis bus daug didesnis, labai reikšmingai didesnis negu išsimiegojus. Tai čia vienas dalykas. Ir čia va tas 9-10 gulimas, tam, kad išsiskirtų somatotropinas, tiek kiek jo reikia, ir tam būtų deep sleep, gilus miego, REM miego pakankamai. Tai pagrindinis faktorius laikas, bet ir tas, kad tu turi nueiti miegoti nepervargęs. Ir pavyzdžiui, tas power nap arba grožio energetis, tai jisai kartais, ypač jeigu yra kelios treniruotės ar panašiai, jisai duoda tą galimybę išvengti pervargimo vakare. Nes jeigu jūs eisit miegoti pervargę, tai jau to gilaus miego jau nebe. Ir kitas dalykas yra, kas labai svarbu, jeigu mes jau šnekam apie tai, kad po sporto. Bet ką dažnai labai darom, dirbantis biuruose, ką aš stebiu iš savo pusės, kai mes bandom susidėlioti mitybą, kad eina labai vėlai sportuoti. Ir kai labai vėlai eini sportuoti, kas jeigu turit
lūpą vyrankį ar vaurą žiedą, ką nors, kas tiksliai matuoja, nes tikrai ne visi laikrodžiai teisingai matuoja, kai kas rodo vieną revolvą. Tai deep sleep būna per mažai, net jeigu jūs nueinat atsimiegoti. Man bus klausimas. Jūs sakote, kad jūs turite vietų su geležies. Koks klausimas? Ar klausimas, tai čia yra geležies komponentė? O klausimas? Ar jūs turite, kad čia yra gydymas? Čia Čia iš pirmos, jūs minėjote. Tai kada jūs tada aš dabar bandau susėti, apie ką klausimas, nes tarkim, Jūs mes sakote, kalbam pas apie jūs moteris. dirbate su geležies Buvo pateiktas pavyzdys, Aš čia kaip pavyzdį, Mes irgi galime paklausyti. matuojam feritino kiekį, ne, ir čia jau prasideda diskusija, ne, kiek ta norma yra norma, ir per paskutinius 5 metus yra pasikeitus, tarp nutricijologų norma pasikeitė. nu, galim lažintis. Jeigu pasižiūrėti gematologų konferencijos tarptautinės, pakalbėti su tais pačiais endokrinologais, netgi kalbant apie miegą. Nu, aš kalbu kiekvieną dieną su tai cholesterolio kiekis irgi buvo pakeistas, kad jis geras buvo prieš 15 Ir bet kuo jūs esate teisus, kad tikrai yra labai dabar dvi srovės. Vieniem atrodo, kad pas vyrus turi būti daugiau tas geležies ir jie gerai gyvena, moteris gali gyventi ir su mažesniu. Ir tegul bando išgyventi, bet pavyzdžiui feritino kiekis, kuris yra mažiau vidurinė trečdalė, tai yra norma, tai vidurinis trečdalis, ar ne? Bet jeigu apatiniam normos trečdalį, tai ką gali duoti tarkim moterim, nes čia labai daug moterų. Gali duoti atsibudinėjimą ar panašiai. Ir tada ta miego trūkumas. Bet kad būna skirtingos nuomonės, tai tikrai ir mitybos teorijose, ir Šitą labai noriu pasakyti, atsirado daug tokių žmonių, vadinami nutriciologai. Tai vat kas yra nutriciologas, iki šiol niekam labai neaišku, kadangi dietologas čia yra daktaras, nutriciologas čia yra žmogus, kuris paklausė kažkokių kursų, kuris žinom, ką aš žinau, man pažįstama. dietistas. Ne, dietistas čia yra mėgdarbokas. aš esu dietistė. Čia yra Nutriciologas, tai čia turime omenyje apie tai žmogus, kuris žiūri, ar tau užtenka mikroelementų tiesiog. Ne. Nutriciologas. Nutriciologas čia yra irgi niekas negali paaiškinti, kas yra nutriciologas. Kadangi ir, kodėl aš statau tą klausimą, kad nutriciologai, čia vadina mano pažįstamų. Aš pas nutriciologą, aš parodžiau tyrimus ir čia norma, bet ir mes sakė, kad čia norma, bet čia viršutinė norma ir čia nėra, apatinė norma. Čia reiškia tau neužtenka, kadangi jie nesupranta, būdavai ir duoda iš karto jam. Dabar apie papildus, aš noriu labai pabrėžti vieną dalyką. Kad, pavyzdžiui, vitaminai. Vitaminai, kas yra vitaminai, jūs visi žinau, ne? Čia yra fermento dalis, kurie mes neturim savimi, mes turim gauti iš kažkur, nedariname pas mus. Tai vat, jeigu, pavyzdžiui, vitaminas C, papildoma, ar reikia ar nereikia. Jūs žinot, kad norma vitamino C yra 65 mg per parą, yra parinė norma. Reiškia, ir jų parduodam vaistinėje gramas, pusė gramo. Kas darosi? Eina per inkstus ir traumuoja inkstus. Vienas dalykas. Antras dalykas, vitaminas grupės B vitaminai, alergizuoja. Paskui, žodžiu, visi tie maisto papildai, kurį mes naudojam, žinot, reikia labai žiūrėti, nes jie ne vaistai, jie nepraeina tam vaistų kontrolę visą. Ir, žinot, galima labai susilaukti neįgimų efektų. Tai va tiek turėjau pasakyti. Galima dar klausimų, Prašau. apie augimo hormoną. Tai tarkim, čia kalbam apie augimo hormoną daug ir tas papildomas sveikinimo augimo hormonų. Kokia jo žala? Žala tokia, reiškia. Dabar, tai vat pirmas aš jau sakiau, kad galimybė stimuliuoti navikus.
aš jau sakiau apie šitą. Paskui yra akromegalija. Žinot, kas yra akromegalija? Žinot. Nu, vat, ponas sako. Reiškia, jisai veikia į audinius, kuris dar gali augti. Kremzlė. Būna efektas. O čia ausis, nosis. Galbūt matėt pas jo. Tkačenko labai gyvas pavyzdys apmodelis. Aš nežinau, aš visai Nebuvo pripažinti. Nu tai jis šiaip prasidės nesmėrė. Pažintis čia akromegalija, čia yra liga. Kas yra akromegalija? Čia yra auglys hipofizė ir tai išsiskiria, nu toks. Žinai, čia gaunam nuo didelio kišio, ar Kas? nuo didelio Čia yra Nu, didesnio kiekio jo. Tai kad, bet vat sakau, visi, jeigu jūs matot, galit pažiūrėti, kaip atrodo tie aukšto lygio bodybuilderiai. Jie visi, reiškia, šitas nosis, vat, kuo yra, pažiūrėti, netgi moteriškis, aš sakiau, pirmą kartą atvažiavau varžybas, man buvo. Vat visi vat tokie, nu kaip prieimus, jo. Paskui kas? Paskui skaitosi, kad spaudimas kelia, arterinis spaudimo kelia. Ir anksčiau, galvojau, kad augimo hormonas teigiamai veikia į sąnarius, kadangi proliferacija, kadangi augimas yra kremzlės. Nu, kadangi pasitvirtina ir dabar vakar sakiau, kad tik neigiamas efektas sąnarius irgi. Gali būti kažkoks neigiamas efektas sausos. O tiek. O gali būti ir sakoma, kad augimo hormonas gydo lygių vaizdą. Gydo, jo. Kada jisai, reiškia, nuo ko prasideda tas, nu, reiškia, aišku, kad jeigu vaikas ten su to hormono nepakankamumo, jam egzogeninis hormonas reikalingas ir tada jisai eina iki normalų, lygio normalų. Bet čia yra tokia situacija toliau. Jeigu, pavyzdžiui, man buvo tokia, jeigu, pavyzdžiui, stuburo trauma, kada žmogus vežimėlio važinėja, kad išvengti sarkopenijos, kas yra sarkopenija? Sarkopenija yra raumens masės praradimas. Su amžiumi arba kada neveikia kojas, tada jie kažkaip susilaiko. Kodėl reikia turėti tam tikrą masę, kadangi mėginai išmetami iš raumenų sistemos, tai jie labai ir prieš daugelį reformų. Nu, čia sakau, tai labai plati tema ir... Ir čia bandžiau, jeigu kalbėtume apie bodybuildingą, būtent apie tuos didesnius kiekius, apie kurie yra profesionaliam sportui. Čia gal didesnis klausimas būtų tame, kad čia gydytojas labai gerai pakalbėjo apie galimus dalykus, kurie susiję su tavo ligom, tarkim, onkologijom, padidėjimą ir panašiai. Šalimais, tas dalykas gali būti netgi ir nuo 2, 3, taip toliau. Bet jeigu žmonės nenaudoja jau 5, 6, 10 ir panašiai, ir paminėjo labai gerai apie kraujospūdžio arterinio padidėjimą, bet iš principo tai yra tokie dideli kiekiai tavo kraujyje visada laiko didesnį cukraus kiekį. Ir tas dalykas yra susijęs dalinai su kraujospūdžiu, dalinai su insulino rezistencija ir taip toliau. Tam tikri kiekiai, kurie didesnį žalą daro turizmo sportui, nekalbant apie onkologiją, tai tiesiog kaip jos naudoja. Tai labai didelis dalykas yra tas, kad tiesiog turi visą laiką didesnį gliukozės kiekį kraujyje. Ilgainiui šitas dalykas žmonės kartais veda iš diabeto. Savo laiku tai rekomenduodavo, reiškia, jeigu tam tikras kiekis serotonino ir insulino leisti. Bet vienas, nepasakysiu kas, mūsų draugas ir buvo mažinant tam kaip informuo. Bet truputėlį apie hormonus, reiškia, paskutinis jo, finalizuojam. Reiškia, hormonai, principė, tai yra ilgos adaptacijos ženklas mūsų kūnus. Tai yra mūsų kūnas, principai ir mūsų galva išprojektuoti vienam dalykui. Mes ruošiamės rytojui. Mes apie tai negalvojam, tai yra pagal nutylėjimą. Tai viskas, ką mes darom, mes ruošiamės rytojui. Ir hormonai tai yra vienas iš tų veiklių, kuris stato mūsų kūną taip, kad rytoj išgyvena. Ir kalbant apie anabolinius steroidus, buvo atliktos studijos Danijoje su kultūristais ir 100 žmonių, ką jie vartojo
jie niekas nerašė, bet sakė, vartojo. Reiškia, ir stebėjo metus. Stebėjo vienus, kurie vartojo, kiti, kurie nevartojo. Ir kokie pasikeitimai. Jėgos, kardio, ir ypatingai reikia dėmesį į širdį. Tai po metų išaiškėjo toks dalykas, kad pas visus, kurie vartojo anabolinius steroidus, širdies raumenys pasikeitė ir buvo tam tikri pasikeitimai, kurie negrįžo atgal. Tai neatstatoma. Taip sakant, ir tai tas pasikeitimas buvo ženklus, taip sakant, toks, į kurį jau reikia kreipti dėmesį, kad, iš tikrųjų tai yra. Tai aš dabar į šitą. Ir jeigu mes pažiūrėsim, taip sakant, tas, kas darosi dabar, aplamai sporte, ir kuo pasikeitė treniravo metodikos, ne tik tai turizme, kitose sportuose, ir palyginsim su to, kas buvo prieš 30-40 metų, koks esminis yra pasikeitimas. Esminis pasikeitimas yra tame, kad dabar žmonės be treniruočių ženkliai mažiau juda. Ir nuo to startinės sąlygos kūno 14 metų yra absoliučiai kitokios, negu buvo prieš 30 metų. Mano karta pas mus buvo kančia, kai kvietė namo. Iš lauko. Fulė, krepšinės, su dviračiais ir taip toliau. Dabar absoliučiai Parkūras, statybų, jo, tai čia parkūras, tai buvo klininkų ligoninė, sakant, statė, tai ten buvo parkūras online. Tai tas pagrindas yra absoliučiai kitoks. Ir dabar žmonės dėl to yra kitokie. Ir jeigu mes žiūrim tyrimus, kurie buvo atlikti prieš 15-20 metų, jie ne visai atitinka tai situacijai, tai yra dabar. Todėl, kad ta pati žaliava, kuri atėjo į sporto salę, jinai yra kitokia. Todėl, kad nėra kardio pasiruošimo absoliučiai jokio. Jūs pažiūrėkit auksinę sferos turistus, tos pačius Zeiną, Švarcenegerį ir visus kitus. Pas juos buvo visus koks raumenynas atidirbtas jau iki to, iki 18 metų. Kada jie atėjo į turizmą, kai jau į tą sportą paliestų. Ir štai buvo visa bazė. Ir jie pakankamai daug judėjo. Kiek jūs judate? Į darbą automobilis, darbe kėdė, po darbo vėl kėdė. Kiek to judesio paprasto, aš turiu menį nespecifinio treniruočių, o bendro. O tai iš karto pakeičia visą mūsų gyvenimo strategiją vidur. Ir dėl to tie šuoliai su ypatingais stimuliatoriais, jie turi visai kitas pasekmes. Ir jeigu mes pažiūrėsim, kad prieš 10-15 metų sporto atstovai mirdavo, kai būdavo kem 5, dabar jau 30. Finalas tas pats, širdis neatlaikė, bet tada buvo virš 40, kada jau ir prasideda dėl hormonų lygio kreitimo, taip sakant, ypatingai situacija pasmėrus iš tos nuotaikos. Tai dabar darosi ženkliai anksčiau. Tai galite sakyti, kad svarbiausias yra raktas judėjimas ir profesionalai aprėžimus. Labai du dalykus labai skubų. Vienas dalykas, kai žiūrim tyrimus, reikia pasižiūrėti, kad dauguma tų tyrimų yra darytas su vyrais, ne su moterimis. Tai šitas labai svarbus dalykas. O kitas, kad hormonai turi ir gerų ir blogų dalykų, tai kai mes norim juos pastimuliuoti, pažiūrėti ne tik tai, ką gero, bet ką blogo padarys. Ir tada daryti išvadą, kas blogai. Ačiū už pastebėjimą, paplokime. Norime apsinikoti laimę. Darbo dėka.
Mariai. Padėka keliauja Ivan. Svarda Gediminas. Bet nepamiršti padėka Lukui. Na ir gydytojas labai aktyviai pasisakė. Spaudžiu dešinę. Čia jums keli apdovanojimai. Vienas yra federacijos 60-mečio. Valstybinis ženklas. Taip, gryno. Man taip pat labai malonu Lietuvos kultūrizmo 60-mečio proga apdovanoti žymų kultūristą, čempioną, trenerį Gediminą Bacevičių. Taip pat man labai malonu atlikti šią misiją, apdovanoti irgi paskirtinę čempionę ir Lietuvos ir daugiausia dar 15 kartų, jeigu ne daugiau, 2 kartus pasaulio, 2 kartus Europos, Alina Čipurnienė. Taip pat man malonu apdovanoti dar vieną čempionę, irgi 2 kartus pasaulio čempionę, fitneso modelio, Dianą Skukaitę. Šiek tiek neskirtinis. Na ir dabar visi kartu kažkaip prisimenu. Švartuokime, ten dainuokime.